Ar gyvenimas tiesiog baigėsi mirtimi ir viskas, taškas, žinai, kaip kiti sako, niekas daugiau, ar yra kažkokia viltis? Be abejo, kad viltis yra, bet vėl, jeigu žmogus vien tik tai apie mirtį galvosi, be abejo, ten tos vilties tu ir nerasi, ta mirtie. Viltis ne mirtie yra. Viltis yra gyvybės davėjuje. Pačkai, ir jeigu žmogus pažins tą gyvybės davėją, supras jo galę, kad jam mirtis ne problema yra, jis tą mirtį gali pašalinti, jis gali prikelti, nes tam ir yra kūrėjas gyvybės, tai žmogus, kada pažins Dievą, ta baimė savaime išnyksta. Padamas su ranka aplink mane, jis sako, čia labai kažkokios didelės energijos yra iš tavęs, tai niekad negaliu aš tau padaryti negaliu. Tiesiog aš sėdėdavau, ką žinau, neišjausdavau nei kažką. Bet praėjo kažkiek metų, aš pažinau Dievą, sužinojau rašto ir tiesiog gaus taip, kad ekstrasensas vėl atvažiavo į mūsų miestą ir mane pakvietė vėl užeiti. Ir kadangi aš jau tiesiog turėjau supratimą, kad tai netinkami dalykai, aš tiesiog paprasčiausiai kažkaip tai, pakvietė pasišnekėti. Galbūt tik pasišnekėsiu. Kaip pasišnekėjau, jinai sako, gal tu sėsk, aš vėl noriu tai pažiūrėti. Ir aš dabar žinau, kad jau negaliu to leis daryti. Ir aš atsimenu tada, bet taip nebuvo tos drąsos pasakyti, kad atsisakyti, kad ne. Gerai, sakau, atsisėdu, jinai pradėjo su rankom mosuoti ir atrodo, tarsi kažkas skverbės, jauti kažkokie jausmai keisti skverbės. Ir aš sakau, Dieve, sakau, atleis, sakau, kad aš nepaprieštarau, sakau, apsaugok mane nuo tos įtakas, nes aš žinau, kad tai yra blogai. Ir aš tik tai mintyse tik pasimeldžiau ir sakau, kad atšoko, jinai, sako, nieko negaliu padaryti paprasčiausiai. Sveiki visi, grįžtame su naujais neatsakytais klausimais. Jeigu žiūrite pirmą kartą, aš Simona ir su manimi yra Grace. Sveiki. Žiūrėkite toliau, nes tikimės išgirsite atsakymus į jums rūpimus su tikėjimu susijusius klausimus. Na ir jeigu taip nenutiks, kaip visada, laukiame jūsų komentarų, jūsų klausimų komentaruose ir galbūt galėsime juos atsakyti kitose podcastuose. Na, o dabar mes turime gana svarbią temą, sakyčiau, ir manau, daugeliu šitą temą yra aktuali ir įdomi, galbūt net gazdina šiek tiek. Tai tema yra, kas vyksta po mirties, ir šiandieną turime svečią, ne bet kokį, o nusimanantį gerai šitoje temoje, tai yra pastorius Audrius. Sveiki, Audriau. Sveiki, gerbėjai klausytojai ir vedantieji. Kaip laikotės? Įsikibęs pastoju, bet gerai. Taip, tai mes dar pradžiai norėtume parodyti tokį trumpą vaizdo įrašą. Prieš podcastą pakalbinome žmonės šią temą, surinkome truputį nuomonių ir norėtume pakviesti pažiūrėti. Gerai, tai pirmas klausimėlis būtų, kas vyksta po mirties, kaip manot? Su fiziniu kūnu ar aplamai? Kaip jūs galvojate, ar žmogus tiesiog miega, ar kas vyksta? Ar jis kažkur iškeliauja? Aš kažkaip tai tikiu, kad kažkas tai po mirties vyksta, gal kitas gyvenimas, gal kažkas tai tokio. Nemanau, kad po mirties viskas baigėsi. Nežinau, ar gali kas nors atsakyti. Tikiuosi, kad gal gerai viskas būna. Nieko nejauti. Tai konkrečiai miegas kažkoks, ta prasme, nebėra. Kažkoks, taip, ir nėra žmogus, taip. Aš tai su tą nuomonę, kad tikriausiai miega. Šito reikia mirusių pasiklausti. Nežinau. Aš dar gyvas. Toks klausimas netikėtas. Da tokiais, žinokit, nepamastau, nemastau apie tai tikrai. Nežinot, ar ne? Ne. Kol kad nežinau, kas ten vyksta, po tos mirties. Tai jie keliauja ten, kur jie tikėjo, kur jie nukeliaus. Jeigu tikėjo, kad į dangų, tai ir nukeliaus į dangų. Jeigu tikėjo, kad į pragarą, tai nukeliaus į pragarą. Kaip manote, ar mirusieji girdi, mato galbūt? Ar tiesiog jau jų nebėra ir viskas? Man atrodo, kad jų nebėra ir viskas. Manau, kad taip. Tikriausiai. Kad miega, tai nemato ir negirdi. Aišku. Čia, žinokit, yra didelis klausimas. Čia priklauso nuo to, kokioj stadijoje jisai yra. Ar ten jau pilnai ta klinikinė, nes mano tėtė, pavyzdžiui, šuntavo ir jisai buvo, vienu metu sakė, aš tuo metu brolį sapnavau, kuris buvo miręs. Tai mes galvojam, kad jisai tuo metu buvo taip, kad jau
kaip ir galvoju, tą tunelį, sakė, aš mačiau, tai aš iš savo artimųjų žinau šitą, kad sakė, tą tunelį, apie kurį žmonės pasakoja, kad mačiau. Nežinau, tai irgi. Ne, tikrai, aš tokias mintis net žinau, kad vėjų kuo toliau. Kuo toliau iš karto, nes didelį baimį. Jeigu atvirai, tai dėl to, kaip sakyti, tokios temos, kaip sakyti, jeigu aš kuris straipsnį randu ar ką, tai tiesiog paskaitau arba niekada nedaskaitau, nes kadangi žiauriai bijau mirties. Tai dėl to tokių dalykų ir vengiu. O kaip suprantate, kas yra dangus ir kas yra pragaras? Tai taip, kaip yra aprašyta Biblijoje. Kaip ir per pamokslus sako, dangus, tai kaip čia sako, pagal tą anekdotą, kai vyras su žmona gyveno, numirė ir atsirado danguje, tai mano sakoma, tai kaip čia viskas gerai ir pietus padaryti, ir gražu, ir gamta, tai sako, tu mane savo sveikų gyvenimo būdų kankinai šitiek metų dar. O pragaras, tai aišku, taip kaip įsivaizduojam, velniai, statinės deguto ir taip toliau. Šito ir negaliu pasakyti, ar jis ten egzistuoja, ne kaip nuveisim, pamatysim, kas tai. Daug kas lindo į žemę, 12 km, nerado nieko, daug kas skrido į viršų irgi nieko nerado. Tai reiškia, kaip mes ir tokio dalyko nežinom. Dangus tai matau, pragaro nematau. Tai nežinau. Mano būtų gal toks mąstymas, kad už gerus darbus galbūt papulsi į dangų, už blogus į pragarą. Tas galbūt mus kažkiek ir esant gyviem kažkaip tai priverčia jau elgtis galbūt geriau, galbūt blogiau. Tai sakykim taip, kad už gerus darbus po mirties, sakykim, aš taip galvoju, kad papulsi į dangų, už blogus į pragarą. Tai toks galbūt. Aišku. O ar tikite, kad žvaigždės kontroliuoja jūsų gyvenimą? Irgi mes per daug maži, kad žvaigždės mus matytų. Tai manot, kad nieks mūsų nekontroliuoja, mes patys savo likimą rašome? Yra galbūt kažkoks tai, bet ar tai yra ten Dievas, tai irgi nepasakysiu. Apie žvaigždžių horoskopą, ten visokios istorijos, tai manau, kad jo kažkas žemės būtybės, taip. Kai sako horoskopai? Nelabai. Aš kažkaip gal galvočiau, kad gal truputį to yra. Kaip ir, sakykime, Saulės įvairūs aktyvumai, tiek ir žvaigždžių įsidėstymas, tuos jūsų planus, aš manyčiau, kad kažkiek mūsų gyvenimui tas galbūt ir įtakoja. O kodėl jūs manot, kad įtakoja? Manau, vis tiek daug žmonių yra kaip ir tie patys astrologai, tie patys zodiako ženklai, tiek visokiausių sudaromi tie gyvenimo ciklai. Tai manau, gal kažkiek įtakoja, nes ir senais laikais žmonės tuo tikėjo, tai manau, gal kažkas į to, kur yra. Nelabai. O kodėl netikit? Todėl, kad žmogus savo gyvenimą, man atrodo, reguliuoja ir kuria jį. Tikėti labai netikiu, bet labiau tikiu tuo, kad žmogus pats pritraukia savo sėkmę. Jeigu jisai savim tiki, tai tada ir sekasi. O ar tikite, kad žmonės sukūrė protingą kažkokią tai būtybę? Ar žmonės tiesiog atsirado iš... Aš manau, kad sukurtas žmogus. Ne iš beždžionės. Supratau. Ačiū. Evoliucija? Evoliucija, na. Taip, manau, kad iš evoliucijos. Ne, tikrai netikiu, kad beždžionės sukūrė pasaulį, čia kaip sakyti. Tai kažkas sukūrė žmonės, manot? Aš manau, kad man dabar dar iš vis, dabar toksai klausimas, kaip sakyti, visai neseniai diskutavom prieš kokią porą mėnesių, sakau, žinau, kai pasižiūri pasaulį, kokie statiniai, kokie, atrodo, kad mes atėjom, kad prieš mus gyveno dar geriau, gyvenimą geriau pasitųja, atrodo, kad mūsų čia viskas tobulėja, bet kai pasižiūri, kokie atlikti darbai, kokie, tai atrodo, kad kaip sakyt, gal mes atėjom kaip sakyt, gyvenime prieš mus dar geresnį gyvenimą. O tokios mintys man kyla, kad atėjus klausimą. Čia jau per gilu, čia mano išsilavinimas neleidžia atsakyti. Nežinot, ar ne? Ne, nežinau. Aišku. Gal kad sukūrė kažkas, tai nemanau, kad čia iš tos beždžionės atsirado. Tai tokios nuomonės žmonių. Ir galbūt pradėkime nuo to, kokia ta būsena yra po mirties. Jeigu nekalbant apie tai gyvenimo kažkokį testinumą po mirties, bet apskritai ta būsena pati, kaip jinai atrodo mirusio žmogaus. Čia girdėjom miegą. Taip, aš kaip sakau, kad joks žmogus niekada nėra buvęs anoj pusėje ir negali kažką pasakyti, kaip tas žmogus sakė. Todėl vienintelis dalykas yra raštas, kuris šaltinis, kuris mums duoda atsakymus. Ir pats Dievas nori, kad mes tuos klausimus žinotumėm.
Ir raštas aiškimus duoda užuomenas, pasakymus, ypač Senam testamente daug tokių citatų, kurios parodo, kad žmogus yra miręs tikrą to žodžio prasme miręs. Tai reiškia egzistencijos pabaiga. Ir jis negali kažko jausti, nes jeigu kūnas miręs, smegenys mirė, jausmai mirė, širdis mirusi, ten nėra kam jausti. Ir psalmėse yra vienoje vietoje Dovydas kalba, sako, ar gali tave mirę šlovinti, ta prasme. Ir paskui sako, kad mes tik tai gyvi tave šlovinsime. Tai aiškiai kalba, kad tai negali būti po mirties kažkokių ovacijų, kažkokių jausmų šlovinimo. Kita vieta yra, kada Saliamonas yra mokytojo knygoje paminėjęs 9 skyriuje. 5-6 eilutėje tokius žodžius. Jų gyvieji žino, kad turės mirti, o mirusieji nebežino nieko. Nebėra jiems daugiau atlygio, net jų atminimas užmirštas, jų meilė neapykanta pavydas jau seniai pradingo, niekada daugiau jie nebeturės dalies tame, kas vyksta pasaulyje. Ir 10 eilutė kalba, visa, ką tik tavo ranka imasi daryti, daryk visomis jėgomis, nes jokios veiklos, jokių sumanimų, jokio išmanimo, jokios išminties nebebus Šeolė, į kurį esi pakeliui. Taigi čia raštas aiškiai kalba, kad veiklos po to nėra. Tada klausimas, kas yra po to. Naujam testamente mes skaitama ne vien atvejį, kada Jėzus pats įvardina, kad tai yra miegas. Na, ypatingai tas momentas, kada Jėzus ėjo Lozorių prikelti, jis paminėjo, kad Lozorius užmigo. Ir apaštalai nesuprato, sako, tai prisikels, tapsime, kad pabus kažkas. Bet esmė yra ta, kad kada kalbam apie tikinčiuosius, tai daugiausiai tas žodis frazė miegas tinka. Kadangi žmogus miegantis, jis nieko nejaučia. Nu, pavyzdžiui, dabar jeigu aš miegočiau, o jums reikėtų budėti šalia mano lovas, kokias 8 valandas. Po 8 valandų sakyti, oi, kaip pavargau, tiesiog man jau reikia pačiai kažkur tai eiti iš čia. O aš sakyčiau, nu, aš tik tai akis užmerkiu, jau dabar jau kažkaip čia dabar taip nespėjau nei pailsėti, nei pamiegoti normaliai. O atrodo, miegau visas 8 valandas. Tai tas laikas nejaučiamas miegant, ta prasme. Ir todėl, kada žmogus miršta, absoliučiai egzistencijos tokios nebėra. Ir kada Dievas jį prikels, tas laiko tarpas tarp jo prikelimo ir to, kada jis numirė, jis jo nejaus, nežinos, nepatirs paprasčiausiai yra. Tai va dabar apie jau čia tikriausiai tą testinumą įeinam ar ne. Va kaip su tuo testinumu yra? Pavyzdžiui, miegas, kiti kaip supranta, kad jeigu po mirties yra miegas, tai žmogus turbūt sapnuoja. Ir jisai sapnuoja visą laiką, kad gaunasi tie sapnai, patampa jo ta nauja realybė. Jis nesupranta, kad jis yra miręs, nes tie sapnai patapo tarsi tokia nauja realybė ir jisai toj naujoj realybėje gyvena. Tai va čia yra vienas manimas, tai ar čia galėtų būti va toksai dalykas, jeigu jau miegas, po to yra visokių, kad ten manimų, kad mes esam simuliacijoje, kad va mirėm ir po to vėl gimstam, tik jau naujų žmogum, yra skaistykla, pragaras, rojus, įvairiausių dalykų. Tai va koks, va, ar yra kažkoks testinumas tasai, nors jau iš tikrųjų minėjote yra, taip pat koks tas testinumas yra? Jo, čia faktiškai daugiau tokių dalykų ateina iš tokių rytietiškų religijų, arba, kaip mes sakom, pagoniškų religijų, kur jie tiki, kad po mirties žmogaus dar gyvenimas tęsiasi, kažką įveikia, daro, todėl faktiškai kai kurie daro tos hibridinius variantus, bando krikščionišką supratimą arba rašto supratimą sukryžiminti su tom pagoniškoms kaip nuomonėmis. Ir be abejo, kad jeigu raštas kalba, kad žmogus miręs ir naudoja kaip pavyzdį miegas, tai tas miegas tik pavyzdys, bet tai neapibrėžta kažkokia būklė, kad jis miega ir sapnuoja. Jo, kada gyvas žmogus sapnuoja, jos smegenys ten dirba, kažką dėlioja. Taip. Bet miręs žmogus, faktiškai, jis nieko nesapnuoja, jis negali sapnuoti, nes jos smegenys supuvę, faktiškai, nebėra kam šitą daryti. Todėl, kaip čia ir sako Saliamonas, jokios veiklos nebėra. Ir dar viena vieta yra, aš dabar mokytojo knygoje, 3 skyriuje, 22 eilutė yra tokie žodžiai. Tad suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip rasti pasitenkinimo savo užsiėmime, nes tai jo dalia. Kas įgalins jį pamatyti, kas bus po jo?
Va čia ta frazė, jis prieš tai kalba apie mirtį, apie tai, kad žmogus kaip į gyvūną eina į tą pačią vietą, kada miršta, ir jis paskui tarsi tokį retorinį klausimą užduoda, kas įgalins pamatyti žmogų, kas bus po jo. Tai rodo, kad, reiškia, jis nebeturi galimybių numiręs pamatyti, kas bus po jo vėliau. Todėl faktiškai, kokie prasmė jam kažką sapnuoti, jeigu niekur tai neveda tie sapnai, jis nieko negali matyti, paprasčiausiai yra. O kodėl tada vadinamas miegu? Jeigu miegas vis tiek yra, žmogus tarsi turėtų būti vis tiek kažkiek tais gyvas, dar turi tą gyvybę būti palaikoma organizme, ir tada ir tie galbūt sapnai būtų bent jau. Bet jeigu nėra nei sapnų, nėra visiškai nieko, nei širdies plakimo, žmogus visiškai negyvas, kodėl tada vadinama miegas? Tai tik tai vien dėl tos priežasties, kadangi žmogus vėliau bus prikeltas. Nes kada žmogus eina miegoti, jis nemiręs, jis rytoj kelsis. Tai vat, ir dažnai tai kalbama apie krikščionus, apie tikinčius, kad jie miega, nes jie bus prikelti amžinam gyvenimui. O dažnai apie bedievius mėgstama sakyti, kad jie tikrai miršta. Nes jie bus prikelti trumpam laikui, kad atsimtų tai, ką nusipelnė. Ir jie mirs antrąją mirtimi. Jo, taip. Supratau, o tarkim, ar yra kažkokia viltie žmonėms, kur bijo mirties, tarkim, kaip ta moteris sako, jinai bijo mirties, tai tada neskaito nieko apie mirtis. Yra daugelių žmonių, kur prarado mylimą žmogų mirtim, tarkim, mano senelis, mano kiti draugai, kur ten irgi pažįsta žmogus, kur numirė. Ar gyvenimas tiesiog baigėsi mirtimi ir viskas, taškas, žinai, kaip kiti sako, niekas daugiau, ar yra kažkokia viltis? Be abejo, kad viltis yra, bet vėl, jeigu žmogus vien tik tai apie mirtį galvosi, be abejo, ten tos vilties tu ir nerasite tam mirtie. Viltis ne mirtie yra. Viltis yra gyvybės davėjuje. Pačkai. Ir jeigu žmogus pažins tą gyvybės davėją, supras jo galią, kad jam mirtis ne problema yra, jis tą mirtį gali pašalinti, jis gali prikelti, nes tam ir yra jis kūrėjas gyvybės, tai žmogus, kada pažins Dievą, ta baimė savaime išnyksta. Aišku, tu gali bijoti mirties, tai yra įgimta ir natūralu bijoti pačio proceso, kad ten, pavyzdžiui, skaudės ar kankinsis liguje kažkas tą mirtį. Tas natūralu, kad mirties bijoti. Bet apskritai, kad paprasčiausiai tokios kaip kas po to bus, kad ta tamsa nežinomybė, tai čia į tą klausimą atsako Dievas per Jėzų Kristų, per pranašus, per apaštalus duoda tą viltį. Ir žmogus tada faktiškai, žinotams apie tai, jis tokios baimės nebeturi. Jis liek tik tai, sako, fizinių kančių tą baimį belieka. Ir čia į tai mes turime vilties, kad Dievas virš jėgų neduos mums patirti tų kančių. O jeigu gerai, žiūrint, tarkim, minėjote, kad Kristus prikels, taip? Taip. Ar gali truputį tą vaizdą mums sudėlioti, nes, pavyzdžiui, žmonės turi tam tikrus supratimus, kaip atrodo pragaras, kaip atrodo rojus, dangus. Įprasta tikriausiai manyti, kad pragaras tai jau ten dominuoja tos raudono, oranžinė, geltonos spalvos, šėtonas ten, žodžiu, visus kankina amžinybėj, verda ugnį ir panašiai, degina. O jau rojuje, tai ten balti angelai su sparnais, kokios ten, nežinau, pilys, vartai rojaus, Dievas gyvena, tenais debesys. Tai kaip iš tikrųjų visas tas atrodo, tas tęstinumas? Nes, kaip supratau, yra tęstinumas, bet kaip jisai atrodo? Taip, iš tikrųjų, kas mūsų laukia, kaip ten bus, apaštalas Paulius yra vienu vietu gerai pasakęs, kas į mintį neatėjo, kas į širdį neatėjo, tą Dievas mums yra paruošęs. Tai be abejo, mes kiek ką be kalbėsime, mes visko neaptarsime, mes tik tai apčiuopiamis galim kažkiek kalbėti apie tai, kas ten bus. Bet raštas mums labai dažnai naudoja rojų arba dangų kaip sinonimus arba tą geresnį gyvenimą, kadangi mums daug dalykų yra nuo mūsų akių paslėpta, paprasčiausiai yra tiesiog, bet kažkas yra ir suteikta, kad mes turėtum vilties. Todėl faktiškai iš tikrųjų reikėtų gal taip sakyti, kad pradžioje, kada Adomas buvo ir Ieva sukurti, Dievas sukūrė šį pasaulį, šį žmogišką mūsų pasaulį, iš kurio mes esam kaip palikuonis yra, ir jis buvo tobulas. Ir ten tas Edeno sodas, vadinamas rojus, buvo yra. Kada žmonės puolė nuodėmę,
jie tą gerą gyvenimą, tą rojį prarado, jie buvo išvaryti iš tenai, ta prasme. Taigi žmonija krito į duobę, į nuodėmės duobę ir pasaulis tiesiog pradėjo grimsti žemyn, visapusiškai išsigimti ir atsirado toksai šiandien toksai tragediškas tas pasaulis yra. Ko Dievas siekia? Tai mus atgal sugrąžinti į tą tobulą gyvenimą. Pirmiausia, Dievas nori, kad mes amžinai gyventum, kad nebemirtumėm ir tą patį materialų pasaulį taip pat atstatyti, atkurti, toks koks buvo šitą. Dabar, kurį mes turime. Jo, būtent tą patį atstatys. Taigi tas atstatytas pasaulis, faktiškai, jis bus taip pat rojus. Nes žmonės, kas įsivaizduoja, rojų tai kažkokį ten dausuose, kažkur tai tokį neapčiuopam yra. Bet žemė tai yra mūsų namai, kuriuos Dievas mums žmonėms buvo ir sukūręs. Taip. Ir dabar paprasčiausiai, kada Dievas mūsų išgelbės, atpirks, jis taip pat vėl sutvarkys tą žemę, kaip Petras sako, bus išlydytas ir apaštalas Jonas sako, kad mačiau naują dangų, naują žemę. Tai va, tai čia bus viskas perkurta, atstatyta ir mes čia gyvensime. Bet aišku, aš kalba, kad kažkokiam laikui būsime pakelti dangų. Kažkokį laiką būsime danguje, bet vis tiek mes būsime grąžinti į žemę. Ir aišku, pavyzdžiui, apie tai, kad mes bus pakeisti, mūsų kūnai bus pakeisti, į galimybės bus mūsų kitokias, be abejo, ateityje bus. Šiandien mes tais fiziniais kūnais, kurie nuodėmės yra palaužti, mes esame labai riboti ir mirštame, ir kenčiame vargus, ir skausmus, ir ligas, bet ateityje Dievas tiek mus pakeis, kad faktiškai ligas nekamuos, džiaugsimės ir tai dalis to rojaus, to gražus gyvenimas, kad mes nejausime nei skausmų, nei to nuovargio, tiesiog kitaip atrodys. Ir vat aš paskaitysiu gal apaštalas Paulius tos žodžius, kuris kalba Korintiečiams laiške. Pirmame Korintiečiams laiške, 15 skyriuje, nuo 51 eilutės. Štai aš jums atskleidžiu paslaptį. Nors mes ne visi užmėgsime, bet visi būsime pakeisti. Staiga, vieną akimirką, gaučiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės ir mirusieji bus prikelti jau negendantis. Ir mes būsim pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsivilktų negendenybė, šis marus kūnas apsivilktų nemarybė. Kada šis gendantis kūnas apsivilks negendinybę ir šis marus kūnas apsivilks nemarybę, tuomet išsipildys užrašytas žodis. Pergalė sunaikino mirtį. Kurgi mirtie tavoji pergalė? Kurgi mirtie tavasis geluonis? Va čia labai toks momentas yra. Čia sako, kad tam tikrų momentų Dievas pakeis mūsų kūnus. Iškia, staiga. Bet vienus pakeis, o kitus prikels jau su to naujų kūnų. Ir čia labai įdomus momentas, tas šūkis užrašytas yra. Kai žmogus prisikels, iš karto jam bus nuostaba. Jis atsimins tą momentą, kai jis užmerkia akis mirį, a čia dabar jis atmerkia akis ir jis gyvas, sveikas. Ir su to laiką bus nejautęs ir jis sakys, palauk, o kur ta mirtis? Nes jis to laiką nejautė, jis atrodo tik užmerkia akis ir atmerkia. Ir todėl jis toks šauksmo bus, sako, kurgi mirtie tavoji pergalė? Kur ta mirtis? Bet čia bus ta nuostabus dalykas paprasčiausiai yra. Todėl, kada sakoma, ar yra po mirties kažkas, čia reikėtų labai atsargiai tą klausimą atsakyti. Nes iš vienos pusės atrodo po mirties šiandien nieko nėra, šiandien. Bet iš tikrųjų, kai žmogus numiršta ir kels, tai bus sekants epizodas po mirties, kada jis vėl gyvens. Todėl, faktiškai, jeigu tą laiką išmetus, pavyzdžiui, neaišku, kiek tūkstančių metų ten, pavyzdžiui, Adomas, kai numirė, jau praėjo 6000 metų, tai jis, kai kelsi jam ir atrodys, kad ką tik tai atgulė. Tai vat, išmetus tą laiką, tai gaunas tarsi iš karto gyvenimas po mirties. Nes tai yra sekants epizodas. Bet tas gyvenimas po mirties, tai nėra, kad žmonės po mirties kaip dušelės gyvena, bet tai yra tai, kad bus prikelti fiziškai realiam gyvenimui. Tai vadinasi, nėra taip, kad tu miršti, ir iš karto esi kažkur ten rojui, kaip žmonės, pavyzdžiui, sako, va, jis jau turbūt dangų yra. Visiškai teisingai. Vadinas dar tik tais ta būsena miego. Taip. Ir tik vadinama miego būsena, iš tikrųjų tiesiog mirė žmogus ir laukia prikelimo. Taip. Ir Kristus ne kartą apie tai yra minėjęs tokius nuorodas, yra apaštalai, kada kalba apie vėlesnį dieną, kada bus prikelti, taip pat kalbėjo, kad Jėzus, kai kels Abraomas, ten kiti, tokis pavyzdį duoda, kad, sako, jūs bus nepakliūstė, sako, bus daug, sako, pykčio, dantų grėžimo, tokį dalyką yra. Taigi, čia Jėzus duoda tarsi užuominą, kad ateis diena, kai bus prikelti. Reiškia, šiandien jie dar nėra prikelti. Taip. Ir, pavyzdžiui, apaštalų darbų knygoje vienoje vietoje Petras, kada tam pamokslą sakė,
aišku, ten kalbėjo apie Kristų kaip apie Mesiją. Ir jis tokį momentą, tokį pasakymą. Apaštalų darbų 2 skyrius 29 eilutė. Broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis ir mirė, buvo palaidotas, o jo kapas yra pas mus iki šios dienos. Būdamas panašas, žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikonis užimsęs jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijų prisikėlimą, kad jis neliksęs mirusiųjų pasaulį ir jo kūnas nesupūsęs. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštas, jis gavo iš tėvo šventos dvasios pažadą ir ją dabar išliejo. Jūs tai matote ir girdite, juk ne Dovydas pakilo į dangų. Vat čia ta frazė, juk ne Dovydas pakilo į dangų, jis pats kalba, viešpats tarė man viešpats, taip toliau. Vat ką noriu pasakyti, kad čia eina ta mintis, kad Petras duoda pavyzdį apie patriarchą Dovydą, apie karalių Dovydą. Ir jis kalba, kad sako, kad į dangų pakilo ne Dovydas, o Kristus. Tai sako, kad Dovydas tebėra kape. Jeigu būtų Dovydas buvęs jau danguje, tai būtų Petras ir pasakęs, žinot, jau Dovydas danguje ten kažką jis veikia. Bet nesako, jis nebuvo prikeltas, jis tebėra kape ir jo nėra danguje. Tai labai aiškiai tokia mintis jį parašyti paprasčiausiai yra. Todėl Dovydas laikomas tokia kaip šventuoju, tokia ypatingu. Tai jeigu Dovydas, būdamas toks šventas žmogus, neįra į dangų, tai aišku, kad ir kiti, su kitais ta pati situacija yra. Ir nepriklausomais geras ar blogas. O kaip tada yra su tais... Žmonės sako, kad kartais mato savo mirusius artimuosius. Arba kiti tiesiog įsivaizduoja, kad jie juos girdi ir jie juos mato. Prasme, mirusieji artimieji juos mato, girdi. Pavyzdžiui, būna kokį, nežinau, pasiekimą, ten kažkokį gal svajonę pasiekia. Ir, tarkim, sako, va, mano kokia močiutė mato ir džiaugiasi. Ar kažkas panašaus. Tai ar tikrai ta močiutė mato? Ar tikrai ta močiutė pats žmogus galėjo matyti? Ar tikrai ta močiutė jam pasirodė? Tai vat, kaip yra iš tikrųjų? Geras klausimas jūsų, populiarus, sakyčiau. Iš tikrųjų taip. Čia yra vėl remiamės mes tikėjimu. Kaip mes rasime atsakymą į šitą klausimą? Jeigu raštas sako, kad po mirties žmogus negali nei matyti, nei girdėti, nei kalbėti, nei kažkam gyvenimą reguliuoti, tada klausimas, kas pas tų žmonių ateina ir kas jiems kalba, aiškina, rodo kažką tai yra. Ir čia paprastas dalykas yra. Raštas kalba, kad yra tokias piktusios dvasias, tai yra puolė angelai. Ir jiems vadovauja vadas Liuciferis, šėtonas. Ir žiūrėkit, jo kokie charakteristika, jo apibūdinimas yra. Jono Evangelijoje 8 skyriuje 44 eilutė yra taip pasakyta. Jūsų tėvas velnias ir jūs pasišovė tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos. Jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Va čia Jėzus, kada kalbėjo su žydais, jis tokie, jiems pasakė, kad kas jų gyvenimą reguliuoja. Bet jis ką pabrėžė apie velnę, kad sakė, jis buvo visą laiką melagis, jame tiesos nėra buvę. Taigi be abejo, kad tie visi puolė angelai, sakant, Liuciferio draugai, velnio draugai, jie taip pat yra melagiai. Ir jie visą, ką daro, tai tik meluoja. Todėl, iš tikrųjų, jie gali ateiti ir pasirodyti bele ko. Ir giminaičiui, ir mama, ir tėvui, kai žmonės per spiritizmą sens ir Leniną kviečia, ir kažkas, jis ateis to, ko jie nori. Tiesiog, ir dvasias nekvailos, jos žino tavo supratimą, jos tavo gyvenimą stebi, žino, ką tu žinai, ko nežinai. Ir kada tu klausimą užduoti, tu gal, kad pergudrausi tas dvasias, tu jų nepergudrausi. Tiesiog savikvaila situaciją pastatai, nes jos žino, kaip tai įtikinti, ką tavo atsakyti paprasčiausiai yra. Ir žmogus be abejo užduota klausimus, galvo, aš gavau čia kažkokį ypatingą atsakymą. Ne, bet jos taip sužais, taip atsakys, kad tu patikėtum jų egzistenciją, kad tu patikėtum, kad atseit čia tavo atsakinėje, Amerikos giminaičiai, dar kažkas yra. Ir gali būti tokie atvejai, kada tą paslaptį gali žinoti tik tai tas žmogus, kuris mirė ir tas, kuris gyvas buvo. Ir žmogus gali per tam tikrą seansą paklausti tarsi to giminaičio, ar tu atsimeni tą dalyką, arba pasakyk tą dalyką, kur tik mes žinome kažką yra. Ir tos dvasios tiksliai pasakys.
Ir jis toks, va matai, čia tikrai ta mano mama arba giminaitė čia kalba, nes mes tik tai žinoma. Jie žino irgi. Jo, tik tai žino. Ir čia žmogus pats save apgauna. Tiesiog jis įkalina į spastus, nes jis galvoja, kad va aš radau atsakymą ir aš dabar žinau. Deja, jis buvo perštas piktųjų dvasių. Nes piktus dvasios ir įtikino jį tuo tikėti. Nes raštas kalba aiškiai, kad šėtonas stengiasi imituoti tos mirusiuosius, jis stengiasi tą spektaklį mums sukurti, kai mes patikėtume. Nes kada žmogus pradeda tikėti, kad mirę žmonės nemirė, o kažkur keliauja, kažką veikia, kažką daro, jie yra priversti tada kontaktuoti, bendrauti yra. O šėtonų to ir reikia. Jam kitaip neina užmėgs pokalbį su žmonėmis, bet jis užsimaskuodamas už žmonių mirusių, jis gali užmėgs pokalbį su mumis. Todėl žmonės, kurie labai nori arba labai liūdi dėl savo kažkokių artimų giminaičių ar žmonių, jie tiesiog ieško kontaktų su tom vadinamoms sieloms, su tom dvasiomis yra. Bet jie nesuvokia, kad jie bandami užmėgti kontaktą, jie užmėgs kontaktą ne su tom mirusioms sieloms, bet su piktosiomis dvasiomis, kuriuos perima jų gyvenimo kontrolę ir vadovauja. Ir paskui be abejo turės daug problemų. Aš gal vieną pavyzdį duosiu iš savo tokios patirties. Kažkada su tokiu vienu žmogum kalbėjau. Jis girdėdavo savo galvoje balsus. Jam tiesiog kalbėdavo balsai. Jis eidavo, vieną kartą su juo mes einam ir jis taip juokėsi. Su kodėl tu juokies? Ai, sak, man tie balsai galvoje juokino. Ir aš tai paklausau, o kaip jie atsirado? A tu visą laiką taip turėjai? Ne, sako, tiesiog ir jis papasako istoriją, kaip buvo. Ir jis anksčiau užsiminėjo spiritizmu. Jam kildavo kažkokie klausimai ir jis pasimdavo adatą, pasimdavo tam tikrą lentelę ir jis tas dvasias kviesdavo, kai jis jam duotų atsakymus, tam tikrus klausimus yra. Ir jis praktikavo tą vadimą spiritizmą. Ir kadangi jis labai daug klausinėdavo tų dvasių, vieną kartą tos dvasias paklausė, ar nori, kad mes ateitumėm pas tavę ir apsigyventumėm, ir tau duotum patarimus, ir tau niekada nebereikės prašnėti su tom adatom. Jo, sako, noriu. Ir staiga pradės girdėti tos balsus galvoje. Ir nuo to laiko, ta prasme, jis sako, iš pradžių buvo labai faina. Sako, duodavo išmintingus patarimus, sakym, sako, aš įvairiais gyvenim klausimais, tiesiog gaudavau iš karto atsakymus. Bet vėliau, sako, jie pradėjo man nesąmonės kalbėti šitie balsai. Pradėjo juokinti, anekdotus pasakoti. Ir jis gaus psichiškai nesveikas ir jau paskui atsikreitų balsų nebeina šito. Ir galų gale šito, aišku, kreipėsi į psichiatrus, aišku, psichiatrai čia vaistai nieko nebepagelbėjo, jis taip ir kankinosi. Ir aišku, aš tuo metu irgi buvau jaunas ir apie tai nieko nežinojau. Ir aišku, tik vėliau sužinau, kai jis baigs savižudybę. Tiesiog jis nebepakentė šito iš gyvenimo, nes nežinau, kaip atsikratyti paprasčiausiai yra. Taigi jis atrodo toks nekaltas žaidimas, bandymas kalbėti su mirusioms tom dvasioms. Bet iš tikrųjų jos nėra mirusios dvasios. Jos paprasčiausiai, sakant, tai yra puoli angelai. Tai yra piktusios dvasios. Ir vat žmonės paprasčiausiai tiesiog pakliuva į spastus, kada jie tiki, kad žmonės yra mirę ir galim su jais kažkokį kontaktą užmėgsti. Bet čia yra spastai. Ir ko šitonas ir siekia, žmonės pirmiausia įtikinti tą klaidingą teoriją, kuri raštas priešingai kalba, kad galėtų paskui kontaktuoti. Žiūrėkit, Senam testamente Dievas griežtai buvo pasakęs, kad nebūtų jokia bendravim su mirusiomis dvasiomis. Ir net buvo Izraelio mirties bausmė taikoma tiems žmonėms, kurie tas dvasias iššaukinėja. Tai atrodo logiškai pagalvojus, kad jeigu po mirties žmonės kažkur tai gyvena, tai kodėl Dievas toks žiaurus? Kodėl, ta prasme, jis draudžia bendrauti man su savo giminaičiais? Kur problema? Kodėl Dievas draudžia? Dievas niekada nieko gero, kas yra gero, neuždraudžia. Taip. O tai rodo, paprasčiausiai, Dievas rodo, kad už tų dvasių stovi kiti autoriai. Todėl Dievas ir draudžia, nes žinau, kad tokie atveju Izraelio tauta bendraus nebe su Dievu, o su toms dvasiomis. Ir Senam testamente yra daug vietų, kur kalbama, kad Dievas draudė griežtai, kad tos visus dvasių šaukėjus išvaryti ir kad tarp tokių dalykų nebūtų. Todėl, kad aš tai buvo pokalbės su demonais. Tai tokie dalykai. Jo, žmonės nežino tų dalykų, kodėl Dievas taip darė ir dažniausiai būna visa kaltė krenta ant Dievo. Taip. Dievas nenori gero žmonėms. Jo. Tai tada gaunas ir su Sauliumi, kuris įkvietęs ten Samuelį liktais. Taip. Tai irgi ten tada ne Samuelį išsikvietė. Be abejo, jokių būdų. Ne Samuelis, be abejo, ir šitonas tai puikiai žino ir ten labai gražiai atliko spektaklį tokį, surežisavo, kad įtikinti Saulį. O įdomu, jeigu Sauliaus gyvenimą stebėti,
jis pats kažkada, kada buvo net puolęs, jis buvo išleidęs ir įstatymus, ir griežtai kontroliavo tą staciją, kad tų dvasių nebūtų. Net tada, kai atėjo pas tos dvasių šokėjos, netgi pati pasakė, kad Saulius uždraudė neleido, ta prasme, tokių dalykų daryti. Ir aišku, nežinau, kad su Saulium kalba. Taip. Taigi tai Saulius sako, ne, viskas tvarkoja, daryk, vis tiek reikia, žinai. Bet reikia, sako, stebint, matau, kada Saulius kažkada suprato tą klausimą, bet kada jis atpuolė nuo Dievo, tiesiog jis pradėjo daryti neleistus dalykus ir jo protas aptemo. Ir be abejo, ta prasme, tai buvo galutinis taškas padėtas, kada jis jau kreipėsi į tas piktasias dvasias, tai rodo, kad jis buvo galutinai atpuolęs paprasčiausiai. Ir po to iškart jo gyvenimas greit baigėsi. Tai va čia mes matome, kad šitonas labai dažnai pergudrauja netgi tuos tikinčius, kurie kažkada tikėjo į Dievą, bet kažkur paslydo ir paskui, kada pradėjo smukti, šitonas jos taip nuo to kalno ridena, kol galia visiškai pribaigė. Va čia toks dalykas ir, jis tam yra gudras ant to dalyko. O gerai, o tarkim, kalbant apie, tokius dalykus prieš mirtinės patirtis. Taip. Va, žmonės, kurie buvo mirę, ten gal keletą minučių, sekundžių, kas ten žino kiek, ir po to atsigauna, jie būna labai tokias neįprastas istorijas pasakoja. Matė rojų, matė pragarą, matė gal kažkokią prieškimą, šviesą tunelio gale, nejautė tenais jokio skausmo, nenorėjo iš ten sugrįžti, bet gal koks balsas sakė sugrįžk. Tai dar iš tikrųjų pasižiūrėkim 2 vaizdo įrašus. Vienas būtų iš jų, yra toks žmogus Jeffris Longas, tai jisai būtent tas priešmirtinės patirtis ir daug laiko tyrė, daug yra tų atvejų tyręs. Tai pasiklausykim jo patirtį, ką jisai apie tos dalykus pasakoja. Šiek tiek. That is my other full-time job. But what I have observed and other near-death experience researchers see is that very consistent pattern of what happens when you have a near-death experience. Well, of course, there's that life-threatening event. They're unconscious or clinically dead, no heartbeat. But at that time, a very common first element is what's called an out-of-body experience. Consciousness separates from the physical body and goes above the body. Now, from that vantage point, they can see ongoing earthly events, often including people frantically trying to bring them back to life. They may then go into or through a tunnel, variably described. Often at the end of the tunnel, there's a beautiful, unearthly, they emphasize, light. In that, after passing through the tunnel, then at that time, they may be in an unearthly, what some call a heavenly realm, aptly described. It's very different from what we've known everywhere on our earthly life. It's literally a non-physical realm. Movement is non-physical. Communication is essentially always telepathic. Time is almost invariably described as either radically different from earthly time or not existing at all. In this realm, this unearthly, beautiful, heavenly realm, there can be encounters with deceased loved ones. There can be a review of a part or all of their prior life, called a life review. At this point, they can be colors, like in plants and landscape, that are so beautiful that there are no earthly words that they have to describe them. There can be buildings. Around this time, there's often a decision that they make as they interact with other beings about whether to stay in this beautiful, unearthly realm or return to their earthly life and that body struggling to survive. Okay, so those are the most common characteristics of the near-death experiences. Sure. And what would be like your strongest evidence that this actually happens? Because anybody can kind of go on a website, any naysayer would be like, anybody can go on a website and fill it out, right? Sure, there's been a ton of people that have done it, but like, what's the most common evidence that you believe that this has happened, that you believe? Oh, absolutely. Theo, we talked earlier about that out-of-body experience where consciousness goes above the body, above the unconscious or comatose physical body below. What I and other researchers have investigated is how accurate are those observations in that out-of-body state. And amazingly, in my study, over 98% of what people are seeing and hearing with their physical body unconscious down below is accurate down to the finest detail. And in fact, they can make these observations in that out-of-body state geographically far from their physical body, far outside of any possible physical sensory awareness. For example... Like, what do you mean when you say that? Just before you get to the example, like geographic, like what do you... I'm a little... sorry, I got confused there.
Yeah, let me give you an example of what I'm talking about. Okay. We had one relatively recent near-death experience. Lady was riding a horse and was out, basically breaking in the horse, and the horse threw her off, and she hit her head. Very severe head injury, immediately unconscious. She had that out-of-body experience, consciousness above her body, saw her body lying on the ground, saw the horse heading back to home, but then her consciousness went to where she had started prior to her journey, the barn, and she was able to hear other people talking, aware of what they were saying, doing. They didn't know that she was fighting for her life over a mile away because they weren't aware of that. They only were aware of that when the horse arrived without her. And again, she was able to see and bring back all that information, verified down to the finest details of what she was seeing. And a mile away, obviously, there's no way you're going to see, hear, or perceive in any way with your normal sensory function. And so that's a common thing. People so hovering kind of outside. Ir dar vieną vaizdo įrašą pažiūrėkim, kur jau tikras patyręs tą patirtį žmogus pats pasakoja apie tai. They called a code and they come running in. I was above my body. I could see them doing chest compressions. I could see them, all the nurses around. I could smell the most beautiful flowers I've ever smelled. And then I heard music. When I opened my eyes, I knew where I was. I knew I was in heaven. In 2019, Charlotte Holmes was having a routine checkup with her cardiologist when her blood pressure spiked to 234/134. My heart doctor said, "You're not going home. We're going to put you in the hospital. We've got to get that blood pressure down. It's got to come down. You're having another stroke, or you're going to have a heart attack." They put me in a room and started an IV just to, try to get that blood pressure down. Charlotte's husband, Danny, stayed with her while the hospital staff tended to her. Immediately, they called this code, and everybody started rushing in. They just started working on her. And my feelings was, I thought, well, I'm wondering if I'm even going to be able to bring her home. Charlotte began describing things to Danny. She started talking about the flowers. Well, I looked around and I knew there was no flowers in that room. That's when I knew she was not in this world when that was going on. Charlotte's heart stopped. For the next 11 minutes, she was clinically dead. I was above my body. I could see Danny standing in the corner. He had backed up. I could see them, all the nurses around. Then I opened my eyes. I looked around at the beauty. I could see the trees. I could see the grass. And everything was swaying with the music. Because everything in heaven worships God. I can't convey to you what heaven looked like, because it's so above what we can even imagine, 1,000,000 times. Charlotte says she was led into heaven by angels. There's no fear. It's like pure joy. When the angels takes over, there's no fear. When you're going home, it's pure joy. She says she then began to recognize deceased family members. I seen my mom. I seen my dad. I seen my sister. I seen family members standing behind. I seen saints of old. See, they didn't look old. They didn't look sick. None of them wore glasses. They looked like they were in their 30s. But yet it says in the scriptures, we will be known as we were known. I knew them there in their new bodies. They looked wonderful. What Charlotte saw after that, however, shocked her. Standing behind my mom and dad was a light so bright. I couldn't look upon it. I mean, it was so bright. But I knew it was my Heavenly Father. Seen a toddler. And that toddler, I couldn't understand. And I can remember thinking, who is this? And I heard my Father say to me, my Heavenly Father say to me, it's your child. I lost that child. I was 5.5 months pregnant. I can remember them holding the baby up and saying, Charlotte, it's a boy. Then he was gone. So when I seen this toddler, I said, God, how is that possible? He says, they continue to grow in heaven, but there's no time. It's eternity. So 48 years, and here our child, is a toddler. Then God...
Taip, tai iš tikrųjų, daug dalykų. Čia, kaip suprantu, iš vis moteris jautėsi, kad danguje jinai buvo nuvesta pačių angelų. Tai vat, ar tokie dalykai iš vis yra realūs ir kodėl jie vyksta žmonėms, bet jeigu jie nėra realūs, kodėl žmonės, kai jie tarsi mato tą vaizdą iš viršaus save ir kaip jos gaivina ir viską gali po to papasakoti jie tiksliai, kaip buvo, kodėl jie tai gali? Čia atsakymas labai nesunkus yra, labai paprasta iš tikrųjų. Dabar žiūrėkit, kaip pasakyti. Nežinau ne vien atveju, kad žmogus, kuris žinotų rašto poziciją, būtų patyręs klinikinę tokią mirtį ir po to būtų apie tai kalbėjęs. Ateidėms, kad dažniausiai žmogus patiria tokias patirtis, kurie iki tol jau turėjo tam tikrą religinį supratimą. Arba jis buvo ateistas bedievis, bet jis plūduriavo kažkur tame supratime yra. Ne vienas, kuris turi tvirtą rašto poziciją, nepatiria tokios situacijos yra. Ir dabar žiūrėk, kaip pasakyti. Visokių tokių keistų išgyvenimų mes galim paimti ir rasti bet kurioje kultūroje. Indijoje, kur yra hinduizmo religija, jūs ten rasti įvairiausių istorijų, stebuklingų pasakojimų, kaip jie persikūnijo, kaip jie keliavo, kaip gyveno. Kur visiškai niekada su krikščionybė net nėra. Taip, bet aš iš tikrųjų net skaičiau čia to pačio žmogaus, kur pirmam įraše buvo Jeffrey Longas, jo, sakykime, straipsnėje, tokiam kaip moksliniam, tai jisai sako kaip įrodymą, toms priešmirtinėms patirtims, tai kad patiria žmonės visame pasaulyje jos ir panašias tokias, kad nors kultūros skiriasi, bet iš tikrųjų panašiai patiria tos priešmirtinius taip. Tai dabar žiūrėkime. Mes negalime čia ginčyti dėl to, ką žmonės patyrė ir nepatyrė. Taip, tai istorijos jos nėra išgalvotos, jos yra tikros. Žmonės tai ir išgyvena patyrė. Bet klausimas, ar jie patys supranta, ką jie patyrė? Čia yra klausimas paprasčiausiai yra. Taigi mes jau kalbėjom, kad šitonas yra melo tėvas paprasčiausiai yra. Ir kada žmogus pakliuoja tokia situacija yra, faktiškai sako klinikinė mirtis, tai yra, jinai nėra visiška mirtis. Ir tai rodo, kad šitonas sugeba taip išbalansuoti tą situaciją, kad mums atrodo lyg tai žmogus ir miręs kažkuria prasme, bet jis nemiręs. Ir su pasąmonė jis sugeba toliau žaisti su žmogumi, paprasčiausiai yra. Dabar žiūrėk, pasakyti, kada mes dabar gyventam technikas amžiuje, šiandien su kompiuteriais galima taip padaryti, paprasčiausiai sukurti praėjusių amžių gyvenimo istorijas, nupiešti, parodyti netgi apie kiekvieną žmogus gyvenimą. Tu netgi, jeigu aš gyvas, galėtų apie mano gyvenimą sukurti filmą iš šalies, aš galėčiau žiūrėti savo gyvenimą iš šalies. Tai jeigu mes žmonės galim sukurti vaizdą iš šalies, su dirbtiniu intelektu. Su intelektos kažkokiu, tai kodėl šitonas, kuris daug tobulesnis, negali to padaryti pačios, tos dvasios yra. Taigi, faktiškai, čia yra esmė, yra ar nėra, bet jis tiesiog ant kiek tai yra melas gilus, pažengęs tame dalyką. Nes, žiūrėk, kaip pasakyti yra, jeigu po mirties tas gyvenimas tęs, kaip čia sakė, ten giminaičiai apstoja, jau ten arba šventieji kažkas yra, tada kyla klausimas, tai kas jie dabar kalba tiesą? Ar jos patirtis, ką jinai matė? Ar šventam rašte, kur pavyzdžiui pranašo Danieliui, Dievas taip pasakė, žiūrėk tokią frazę, Danielius 12 skyriuje, 13 eilutė taip pasakyta Danieliui, Dievas sako, o tu eik savo keliu iki pabaigos ir ilsėkis, prisikelsi savo atpildui dienų pabaigoje. Tai dabar klausimas, tai jeigu po mirties iš karto jis būtų buvęs pas Dievą, kodėl Dievas sako jam, tu prisikelsi dienų pabaigoje, kada visa žmonė kelsis, ta prasme yra. Tai kodėl Dievas pasakė, numirsi, būsi pas manęs. To nėra. Ir mes matom, kad pats Dievas kalba apie prikėlimą, kada kažkada ateityje bus. Tada paklausimas, kaip yra su ta patirtim. Ir tai vėl rodo, kad ta moteris dalyjasi tą patirtimį ir bando parodyti, kad jo, čia va taip yra, po mirties čia mes kažkus tiksmas su giminaičiais, kažkiek bando supinti su rašto mintimis arba su ką krikščionybė kalba, bet realiai tai yra perpintas pagoniška filosofija šitiek su švento rašto mintims supainiot. Senovėje buvo toksai Platonas filosofas ir jis mokino, kad žmogaus kūnas yra sielos karstas. Ir platonikai po to kalbėdavo, kad ta prasme, kad tai sielą išlaisvinti, šitą, kad žmogus numiršta, ta siela išsilaisvina yra. Ir va šitą mokymą vėliau perėmė visas krikščioniškos kartos. Ir vat, aišku, tai šitonas tą labai siekia, kad žmonės pradėtų tikėti, kad
po mirties, kada žmogus miršta, kažkur keliauja, kažkur išsilaisvina yra. Bet jeigu stebėt tuos visas istorijas, pasakojimus, mes galim pamatyti, kiek ten yra daug prieštaravimų. Pavyzdžiui, čia kalba, kad jau po mirties tarsi į rojų pakliuva. Palauk, o kur tas teismas? O kas apsprendė, kad jau dabar tu gali būti rojų ar ne? Kodėl kiti, kaip pasakant, atsiduria vaiduokliai tuneliuose, ten mirusios sielas, kenčia kažkas yra. O kas nusprendė, kad jie tenai yra? Galų galia ta prasme, kad žmonės su spiritizmo adatom kviečia tas dvasias, iš kur jie iškviečia? Iš pragaro, iš rojus iškviečia tos žmonės, ta prasme. Ir tada klausimas, jeigu iškviečia iš pragaro tos žmonės, tokius kaip baisuoklius, tokius žudikus, ir jie ateina bendrausti, tai palauk, tada klausimas, kas tas pragaras, ar ten nėra kontrolės, ar ten tvarkos nėra, kad ten iš kur nuo ten vaikštai, ta prasme, išėjai iš pragarą, pasikalbėti su žmonėms, išėję. Sprenkas, kad yra tiesiog tie dalykai, kas ten patikime, kas šitoms patikė, ten nėra tokių nuoskliai teisingai, ten yra daug prieštaravimai. Ir jeigu tu turi kritišką mąstymą, tu pradedi pamatyti, kad tai visiškai prieštarauja, ką Dievas kalba. Todėl faktiškai čia atrodoma, taip kalba gražiai patikė, bet yra taip pat tik tai tos moters supratime, kaip jinai žinojo paprašyti. Taigi į dvasias puikiai žino, kaip jie įklampinti į tą melą. Bet raštas visai kitus vaizdą duoda. Vat paimkime tai pavyzdį, kada Jėzaus draugas Lozorius mirė. Ten išbuvo kape, jis 3-4 paras išbuvo tenai. Dabar nesim 3 ar 4 paras išbuvo. Ir kada jį prikėlė, klausimas tada, kuris tada prieš tai buvo. Raštas niekur nekalba, kad būtų prieš tai ar rojų buvęs, ar pragare. Nu, aišku, pragare tikrai jis negalėjo būti, nes buvo Jėzaus draugas, ta prasme, jis ten geras žmogus buvo, teisus, tai jis turi būti rojui. Bet tada jis turėjo Jėzų priekaištauti, klausyk, kam tu man, aš taip jau gerai buvau, kam tu man čia vėl grąžinai į vargo tą žemę. Nieko tokių įrašų nėra. Nėra, kai jis kalbėt, kai jis liūdėt, kažkas buvo. Ne, visiškai. Ir Marija sesuo, kuri kalbės, sako, aš tikiu, kai jis kels paskutinėje dieną. Taigi mes matom, kad nei Senam testamente, nei pirmieji krikščionys tokio mokymą neturėjo, kad ten kažkur po mirties, kažkur keliauja, ar džiaugies gyvenime, nėra. Čia yra tik šiandien sukurtas tokias vaizduotės teorijas, kurias sukuria piktasis. Ir žiūrėkit, kaip pasakyti, 2 Korintiečiams laiške 11 skyriuje, 14 eilutėje, šitas Paulius taip rašo. Ir 15. Ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba apsimesti šviesos angelų. Tad nieko ypatinga, jei ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais, bet jų galas bus toks, kokie jų darbai. Taigi šėtonas, kaip mes matom, gali belekuo apsiversti. Ir šviesos angelų, ir šventaisiais, ir giminaitim, jam jokių problemų nėra. Jis ko tu tikėjais, jis to tau ir pasirodys. Ir tau tokį vaizdą sukurs. Todėl faktiškai mes galim pastebėti, kad kokioj pagoniškai religijoje bebus, ten visi turi variausių tokių pomitinių istorijų papasakoti, ką patyrė, ką pamatė. Ta prasme, jos dalinai kažkuo skiriasi, kažkas ir sutampa, bet jos visas atitinka tų žmonių prieš tai sukurtas tikėjimo teorijas paprasčiausiai yra. Bet tai prieš tai raštui visiškai. Todėl faktiškai, kaip sakau, jeigu jie mato kažką, tai galtai nebuvo mirę. Nes numiręs, kaip raštas sako, jis nieko nemato, nieko nežino. Tai ir vėl, ar mes renkamės tikėti raštu, ką Dievas atskleidė, ar tikėti žmonių subjektyvia kažkokia patirtimi. Taigi, kiek žmonių tik patirčių, bet nereiškia ta patirtis, kad nėra tiesa. Tai yra ta žmogaus patirtis, bet tai nėra tiesa. O čia reikia tą dalyką atskirti. Patirtis nuo tiesos. Nes tiesa tik patys Dievas kalba. Viskas. Čia taip labai paprasta. Ačiū. O dar grįžtant prie, kaip kalbėjom, pragaras, rojus, paminėjau dabar pragarą, mes tikriausiai taip ir neapkalbėjom, kaip tas pragaras iš tikrųjų atrodo, nes vis šnekam apie tas ugnis, apie tą įsivaizdavimą, bet kaip iš tikrųjų yra? Jo, iš tikrųjų tas žodis pragaras, tai yra viduramžių religinių žmonių išradimas iš tikrųjų. Nes rašte tokie žodžio pragarą nėra, bet vertėjai kažkodėl mėgsta tą žodį įdėti. Tačiau iš tikrųjų, jeigu taip atidžiai pažiūrėti, apie tą pragarą. Rašte yra naudojami 3 žodžiai, kuriuos kartais vertėjai verčia. Tai Hadas, Gehena ir Tartaras. 3 graikiški žodžiai. Ir kai kurie vertėjai verčia žodžių pragaras, kai kurie įdeda normalesnę reikšmę. O jeigu galit truputį paaiškinti, kas tas Hades arba ten kiti dalykai reiškia? Taip, žodis Hadas paprastai
Tai yra ta vieta, kur žmonės yra palaidojami, laikome. Tai yra, aišku, vertime gali būti išversta kaip mirusių buveinė, mirusių pasaulis gali būti išversta, kai kurie vertėjai tiesiog tą žodį palieka, nes nepriklauso, su kokiu tu supratimu tam žodžiu suteiks, paprasčiausiai yra. Jo, bet paprastai, Hadas, krikščionis supranta, yra ten, kur žmonės yra palaidojami, paprasčiausiai yra. Gehena naudojama vieta, tai yra Jeruzalėje buvęs šiukšlynas, kur ten paprasčiausiai žmonės mesda įvairiausias miesto šiukšlės ir ten, kad nebūtų epidemijų ar kažko, tai jas nuolatos degindavo. Bet ten būdavo tiek visko, kad ir kirminai turėdavo ką valgyti, ir ugnis kažką deginti, bet tai buvo miestą tuo metu šiukšlynas. Ir kada Jėzus kalbėjo palyginimą, kada sako, geriau tau eiti į dangų su viena akim, negu su abiem, sako kas iš to, kad eisiu su abiem į pragarą. Tai va tą žodį pragarą, kurį verčia krikščionis rašte, tai ten vėl tas žodis yra Gehena. Ir tai yra tas vadinasi miestas šiukšlynas sąvartynas. Jeigu tai būtų tas pragaras, kaip šiandien žmonės įsivaizduoja, tada vėl prieštrautų Jėzus pasakyti žodžiai, kur sako, kur ugnis negęsta, kirminas miršta. Jeigu pritaikai tą tradicinį supratimą pragaras, kur ten pastoja velniai, kūrena smalą, tai palauk klausimas, nu gerai, ugnis tai ugnis, bet kur ten kirminas gyvens tam smaloje, ten jam nėra ką valgyti, ta prasme yra. Jau čia mes matom, toje formuluotėje jau kertasi mintis paprasčiausiai yra, nesutampa su tuo tradiciniu supratimu su žodžiu pragaras yra, kur žmonės įsivaizduoja. Taigi, faktiškai, ištrauktas iš konteksto ta žodis Gehena, ir kada prideda žodį pragaras, žmonės dažniausiai tam žodžiu pragaras jau prideda reikšmę, kokie jie gavę iš vaikystės, iš kažkokių žmonių, iš supratimo kažkokios, iš pasaulėžiūros kažkokios tai yra, bet jis nėra teisingas yra. Ir da kita vieta yra Tartaras, kurie faktiškai kai kurie verčia pragarą, kai kurie pragarmė, bet iš tikrųjų graikiškai išversta yra kaip kosminė erdvė. Ir čia jau kalba apie tą erdvę, kuri mes aplink mūsų Žemę planetą yra. Nes Petro laiške yra tik vienintelė vieta, kur paminėtas tas žodis Petro laiške. Ir jis kalba, kad ten buvo nublokšti tie puolę angelai būtent į tą erdvę, į tą pragarą. O kada skaitomės Apreiškimo 12 skyrių, mes matom, kad iš dangaus buvo išmestas velnias ir jų angelai į žemę. Tai mes matom, kad tas išmetimas, kurie nublokšti yra, tai yra ta kosminė erdvė aplink mūsų planetą, ta prasme yra. Tai va tas Tartaras. Bet vėl, kada verčiama tą žodį pragaras, vėl žmonės prideda reikšmę, kaip jie supranta. Bet tokia tradicinė supratam, kaip pragaras, kur ten velniai ir ugnis dega, rašte tokių dalykų nėra. Bet viduramžiais buvo tokių skelbėjų, kurie labai mėga žmogus gazdinti to pragaro, piešė įvairiausius vaizdus, kiti net matė vaizdus regėjimus, apsireiškė, Dievas parodė, kaip ten kenčia kančias. Tiesiog buvo daug tokių veikėjų, kurie gazdina. Aišku, raštas kalba, kad po Dievo teismo žmonės bus sunaikinti ugnimi ir žemė bus apvalyta, tai yra tiesa. Bet ten žodis pragaras nenaudojamas. Ten paprasčiausiai kalba, kad ugnies ežeras bus jie sunaikinti yra. Taigi, faktiškai, ir kada tie autoriai naudoja žodį pragaras, jie, aišku, prilipdo prie to pragaros įvairiausios vaizdus į tas ugnies ežeras, į kitus deginimus, į dar savo prigalų dalykų. Bet čia reikėtų atskirti tos dalykus, kad rašte pragaro žodžio nėra, bet vertėjai tiesiog, kada verčia, jie dažniausiai deda žodį, kadangi jie sumaišo savo supratimą, prilipdo paprasčiausiai. Bet žydai niekada tokio supratimo neturi ir nemokė, niekada. Tai todėl, jeigu jie tai nemokino, iš kur rašte galbūt ta žodis? Jo nėra. Toks dalykas yra. Supratau, tai truputį einam iš visos dangus ir pragaros ir truputį kalbam, tarkim, šiais laikais ir netgi seniau žmonės sako, kad matydavo vaiduokliai. Ką jūs man apie vaiduokliai, nes YouTube matom visokius vaizdų įrašų, tarkim, kėdės juda, arba žmogus mato šešėlis, arba figūra vaikšto. Tai ką jūs manot, kas tai yra? Ar tai gali egzistuoti? Tai gera duona filmams kurti. Jo, iš tikrųjų taip. Taip, vaizdų yra ir filmuotų visokių žmonės įdeda, bet vėl, kiek ten to filmuot medžiuose ir tiesos, kiek ne, čia yra mums sunku spręsti dalyką, bet faktas tas, kad šėtonas turi daug galimybių mums sukurti įvairiausių tokių netradicinių scenų, vaizdų, poltergeistų, kadangi angelai mums yra mūsų akiai nematomi, tai kai jie nematomi, jie gali
žaisti su žmonėmis, ką tik tai nori. Kažkada buvo toksai filmas Nematomas žmogus. Nežinau, esat matę, nesat matę. Labai senai. Paskui aš mačiau labai seną statytą gal mūsų tarybinių laikų, o paskui jau buvo sukurti jo vakarietiškai yra. Į ten tą filmę, kas įdomi rodo, kai tas žmogus išsitepęs arba išgėręs kažkoks skystį tampa nematomu. Ir be abejo, kai jis nematomas, jis eina aplink žmonės, į kažkokį daiktą pakelį kažką daro, aišku, tai žmonės gąsdina. Ir, nes jie nežino, kas čia tai daro kažkas yra. Tai vat, faktiškai, jeigu tu esi nematomas, tu daryk, ką tu nori. Gąsdink, daryk, kaip nori. Tu tiesiog žaidžius tai žmonės paprasčiausiai yra. Tai vat lygiai taip pat ir puolė angelai. Jie yra žmogaus akiai nematomi. Todėl jie gali ką nuodaryti, jie gali išsidirbinėti, bet vėl yra riba. Dievas apsaugo žmonės ir jie negali belia kur tą dalyką daryti, bet yra atveju, kada jie gali, yra atveju, kada negali. Čia aišku, ta prasme vėl. Tie žmonės, kurie mato dalykus, čia reikėtų jų gyvenimą stebėti, ištirti, žiūrėti, kodėl jie tai mato. Nes paprastai Dievo vaikai, kurie tik eina su Dievu, jie tiek Dievo apsaugoti, kad jų gyvenime labai reti atvejai, kada tokie atsitinka dalykai. Dažniausiai Dievo angelai gali pasirodyti. O kad pikti angelai ateitų ir jų gyvenimą taip drumstų, Dievas juk neprileidžia jų paprasčiausiai ir jie nesivaidena. Tuos dalykus patiria dažniau žmonės, kurie arba netik Dievą, arba įklimpia į spiritizmą, arba stabeldiškas religijas, į satanizmą, kažkur kitur įklimpia, bet jie ir patiria tas patys dažniausiai yra. Nes kaip mes sakėm, kad mirę žmonės negali pasvadenti, bet atlieka tie puolė angelai, tai vat jie ir atlieka tą tokį vaiduoklišką veiklą. Ir be abejo, kada žmogus nežino, kas ten yra, jam kažkas vaidenas, net ir sakoma, vaiduokliai, nes vaidenas paprasčiausiai. O kas už to vaiduoklio? Žmonės negali paaiškinti, tik tai raštas duoda atsakymą, kas už to stovi. Grįžtant prie tų prisidirbimų su dvasio mane, kai sakėt, kad mato žmonės tas dvasias, tokius dalykus, visokius vaiduoklius, kai jie patys lenda į tą teritoriją, kaip suprantu. Tai buvo tokių bangų populiarumo kviestis dvasias kaip pramogą. Čia turbūt ir tėvai, pavyzdžiui, mūsų kartos darė ir dar mūsų kartoje, gal prieš 10 metų, čia buvo irgi banga su Charlie. Tai klausimas būtų, ar tai kažkaip paveikia žmonės, ar jie iš tikrųjų išsikviečia tas dvasias, ar jie turi kažkokių pasiekmių, ar jiems reiktų galbūt dabar net to valymo, nors jie jau visiškai pamiršia tos dalykus ir jau nebegyvena tuom, nes kai kurie iš tikrųjų ir įdomių dalykų patiria ir gal kažką mato, gal kažkokie, nežinau, kėdė nukrenta. Dar pasižiūrėkime trumpą vaizdo įrašą, čia irgi žmonės kaip pramoga panašų dalyką atliko, tai ką jūs galėtumėt pakomentuoti? Sam and Colby are going to run their creepiest ghost hunting experiment, called the Estes method. Colby will use this device that scans radio frequencies, which creates loud bursts of white noise mixed with random bits of speech. Paranormal experts believe that spirits can manipulate this noise to form words. So as Colby goes into full sensory deprivation, blindfolded with noise-canceling headphones, he will share what sounds he hears as we ask important questions. So if anything has been with us tonight, please make yourself known. You can speak through Colby here. If you've never seen this device, you can go up and give it power on any word that you would like to communicate. Is there anybody here or any spirit here that would like to communicate with us? If anybody's here watching us, feeling our presence, just please say something and let it be known that you're here with us. Feel our presence. Trap. He heard the word trap? Yeah. That's great. I can hear the ch-ch in his ears. Does that mean you're trapped down here? Who's trapped down here? Wait, that was crazy because he responded right after I said that. Yeah, didn't respond this entire Who? Who? Yeah. Who? Wait. Question mark? He can't. Yeah. Wait, that's what we're asking. We're asking who's trapped down here. You can hear us? We were wondering if anyone's been following us. Are you stuck down here? Where? Are you one of the lost people that died here down in the dark? Out? Yeah, Filbert. You wanted out. Sky. Wants to see this guy. Oh, that's really sad. Filbert, if that is you that
really wants to see the sky, then you need out and you need help. Please continue letting us know. How else do you feel? Yeah, what do the catacombs make you feel? Hopeless. Oh my god. I got the goosebumps, man. That's exactly the answer to your question. Yeah, that was exactly the answer to my question. Can we help you get out? They lit it up. They lit it up. We lit up the candles. Plank? The Plank or plague? The tower. Interesting. It was The Tower of Bones. Right over there. Just there. Just there. Oh my god. Yo. Wait, so you came from the Tower of Bones? That's That crazy. is insane. Right there. Hole. The hole. The hole. Wait. Which one? The hole was the sewer. To get outside. Yeah, that sewer that all the bones were thrown yeah, down in there. was That literally Colby looked up. Do you have a name? Have we talked to you yet tonight, or asked for you yet tonight? How do you feel that we are down here at... Can't. Can't give us his name? Can't say his name? Tired? Oh. Is this taking like a lot of energy for you to communicate? If so, please feel free to take the energy of this camera or Colby to communicate more. There's a lot of rumors that the catacombs can trick people. Do you know anything? Yeah, prank. Yeah, prank. Are we being pranked right now? People see stuff in the catacombs. It's Oh, pranking. a trickster. Yeah. There was a trickster painted right there, I think. Holy shit. Oh my god, Oh there's my a fucking Joker. So is that who we're talking Like a jester. Maybe. That's freaky that it's painted right there and nobody knew that. That is insane. Yeah, you're the one that just called that out. Is the whole prank and trickster stuff just having fun? Or do you really not like people down here? Pastime. Like he's bored. Yeah. Have you hurt anybody? Creepy. Tai ką galėtumėt pakomentuoti apie tai? Na, Ar iš tikrųjų žmonės prisikviečia tų dvasių ir ar tai juos paveikia kažkaip, ar tai kažkokios durys yra atidarytos dvasioms ir jos jau turi prieimą visam likusiu gyvenimui, galbūt prie žmonių, Taip. kol jos neišvarytos? Taip, iš tikrųjų, jo, su tom dvasioms galima labai greit prisižaisti, kviečiant ir aišku, yra skirtingų situacijų. Aš, pavyzdžiui, kažkada irgi buvau pakviestas pas ekstrasensę. Ir tiesiog, aišku, aš ne savo norų, tiesiog, kadangi vaikas buvau, tai tėvai atvedė. Ir ekstrasensė, mojuodama su rankom aplink mane, oi, sako, čia labai kažkokios didelės energijos yra iš tavęs, tai niekad negaliu daug, aš tau padaryti negaliu. Tiesiog aš sėdėdavau, o ką žinau, neišjausdavau nei kažką. Bet praėjo kažkiek metų, aš pažinau Dievą, sužinojau rašto ir tiesiog gaus taip, kad ta ekstrasensė vėl atvažiavo į mūsų miestą ir mane pakvietė vėl užeiti. Ir kadangi aš jau tiesiog turėjau supratimą, kad tai netinkami dalykai, aš tiesiog paprasčiausiai kažkaip tai, pasišnekėti. Galbūt tik pasišnekėsiu. Kaip pasišnekėjau, jinai sako, gal tu sėsi, aš vėl noriu tai pažiūrėti. Ir aš dabar žinau, kad jau negaliu to leis daryti. Ir aš atsimenu tada, bet taip nebuvo tos drąsos pasakyti, kad atsisakyti, kad ne. Gerai, sakau, aš atsisėdu, jinai pradėjo su rankom mosuoti ir atrodo, tarsi kažkas skverbės, jauti kažkokie jausmai keisti skverbės. Ir aš sakau, Dieve, sakau, atleis, sakau, kad aš nepaprieštarau, sakau, apsaugok mane nuo tos įtakas, nes aš žinau, kad tai yra blogai. Ir aš tik tai mintyse tik pasimeldžiau ir sakau, kad atšoko, jinai, sako, nieko negaliu padaryti paprasčiausiai. Ir va tada aš supratau, kad dabar, kai aš jau pažįstu tiesą, aš jau dabar darau sprendimą, leisti ar neleisti. Ir va čia buvo galima atverti man duris paprasčiausiai. Bet aš tiesiog supratau, kad tai mano klaida dėl to nedrasos, aš, sakant, neleidau toliau daryti. Bet kiek žmonių paprasčiausiai, kurie tiesiog, ne tai, kad nesupranta, bet tiesiog daro, leidžia tokius dalykus, tom dvasim įeiti jų gyvenimą. Ir aišku, kada kreipiasi žmonės, kad išprašautėms ateitį ten, ar tai chiromantija, ar iš rankas, ar iš žvaigždžių, ar horoskopais, įvairiausių, šitonas siūlo įvairiausių paslaugų tokių.
Ir kada ne tik spiritizmas, čia yra visokiausių tokių paslaugų iš šėtonų sukurtų. Ir kada žmogus kreipiasi į tas paslaugas, ar tas dvasias šaukinėja, ar vėlės, tai jis atveria duris šėtonui, suteikia teisę ateiti jo gyvenimą ir kažką daryti paprasčiausiai yra. Ir kai kuriems kažko ypatingo neatsitinka, o kai kuriems labai liūdnai baigęs gyvenimą. Aš žinau netgi tokį atveju, kada viena moteris paskui man, jinai su broliu tas dvasias iššaukinėjo ir ta dvasia, kaip jie sakė, pradėjo ten kažką vartyti, daryti, vien žodžiu, jie labai išsigando, nes kažkaip pasireiškė. Ir jie norėjo išvaryti, jau nebėję ir sako, aš tada pabėgau iš kambarį, sako, šitą ten brolį palikau. Aišku, vadink sutapimas, nesutapimas, bet po 2 savaičių jos brolis mirė. Nežinau, ten ar avarija, bet kažkas atsitiko, ta prasme yra. Sunku taip dabar pasakyti, ar tai sutapimas ar ne, bet viena, kad tokių istorijų labai daug paprasčiausiai yra, kad gerai nesibaigė. Tai gali būti, kad ir tiesiog žmogus savaime tos Dievo apsaugos atsisakė tokiais būdais ir taip toliau. Todėl, aiškai, kai kuriems žmonėms atrodo ypatingo tokio matoma nesimato. Bet šleifas velkasi. Kada fiziškai žmogus patiria problemų, tai matosi. Bet kada žmogui tiesiog atima norą tikėti Dievu, tiesiog užblokuoja smegenis, jis net negali tikėti, prasme, tai yra toks nemato dalykas, bet jis visiškai atitolsto nuo dvasinių dalykų, prasme. Ir tai jau šėtonas padarė savo per tam tikrus tokias sensus operacijas yra. Todėl faktiškai pasekmės visla yra. Tik tai mes nežinom kartais kokios tos pasekmės, kartais jos nėra matomos tos pasekmės yra. Bet kad šitą šleifą reikia nutraukti, tas faktas yra, o nutraukti yra iš tikrųjų nelabai sudėtinga, reikia tiesiog ateiti pas Dievą, išpažinti savo kaltes, atsiprašyti paprasčiausiai ir tame klausimui būtų nuoširdžiai, daugiau į tą dalyką neskreipti. Bet žmogus turi tai išpažinti balsu. Balsu ir atvirai tai Dievu pasakyti. Bet gali kilti klausimas, tai Dievas ir taip žino, kam tai sakyti. Dievas žino, bet Dievas neina prie žmogaus valią. Čia reikia mano noro, mano apsisprendimo. Ir aš turiu paliudyti visiems angelams, kad aš keičiu šeimininką. Aš nenoriu to šeimininką, kuris man prikibo. Aš noriu gelbėtoją, kad jis bus šeimininkas. Ir tada aš maldoje išpažįstu ir Dievą padarau savo vedliu gelbėtoju. Ir paprastai šėtonas lengvai nepaleidžia. Aš žinau atveju, kada žmonės bando tą dalyką daryti, jie net negali pasimelsti arba tiesiog bijo, sako, aš bijau, kad man tos dvasios daug problemų pridarys. Bet čia reikia tą baimę įveikti paprasčiausiai, o baimę veiks tada, jeigu tu pasitikėsi ir žinos, kad Dievas yra galingesnis, kad gelbėtis tą problemą įspręs. Bet tą šleifą reikia nukirsti. O jis tikrai yra tas šleifas. Tai netgi jeigu žmogus netiki Dievu arba, tarkim, angelai ir šėtonas vis tiek įtaka gali būti. Be abejo, įtaka daro ir jis darys ir jis pats nesupras, kaip jo gyvenimas, kodėl tokias bėdas, problemas, kodėl pastoviai kažkas nesiseka. Čia visas gali virtinė problemų būti, bet jis gali to viso nesuprasti. Gerai, gal jūs esat girdėję apie to žodis karma. Manau, daugelių žiūrovų irgi žino, kad, ta prasme, jūsų veiksniai ir ketinimai daro įtaką jūsų gyvenimą ir gyvenimą vėliau. Tai ar tokias dalykus gali egzistuoti, ta prasme, kad mūsų veiksniai turi įtaką, ar nelabai? Ar karma iš visų yra, galim tikėtis ar netikėti? Kažkokius taškus karmos renki, kad kažkokį atsaką atitinkamą gausi. Kaip pasielgia atitinkamai ir kažkoks jo atsakas bus. Arba netenka, reinkarnuosti tada arba jau į geresnį kažkokį pavidalą, arba į blogesnį ten žiūrkė kokį. Jo, buvo toks autorius karmas diagnostikas, toks Lazarevas, kuris apie tokius dalykus rašė. Jo, iš tikrųjų, mes krikščionys tokios frazės kaip karma nenaudojam, rašte tokios žodžio nėra. Čia iš hinduizmo, iš budizmo tų visų rytietiškų filosofijų religijų atėję yra, bet ta pati mintis, kad žmogaus veiksmai turi atoveiksmį, tai yra teisinga, nes liaudytas ir posakis yra, kaip pasikluosi, taip išmiegosi. Yra
Ir raštas mus mokino, kad faktiškai, jeigu tai eis nedorybės keliais, tai tą ir susilauks. Ir rezultatą yra tam ir Dievo teismas yra, kad nuo to, kaip mes gyvenom žemėje, tokį Dievas mums ir atsakymą duos paprasčiausia. Tai yra ta tiesa. Bet kai kurie dalykai dar šiame gyvenime pasireiškia, kai kurie mūsų veiksmai, mūsų negeras elgesys arba kažkokie blogi dalykai, kad mums atsiliepia šiame gyvenime, o kai kuriuo mes gal dabar nepastebėsime, nematysime, o gal bus tik tai po priskilimo gausime atsimti tą atlygį yra. Bet be abejo, kad yra mūsų gyvenimo kai kurie dariniai arba, kaip pasakyti, veiksmai ar elgesys įsitakoja ateitį. Ir netgi ne tik mūsų ateitį, netgi ir aplinkinių žmonių gyvenimus mes įtakojame. Čia tas labai svarbu pastebėti. O jūs tada ar tikite, kad žvaigždės kontroliuoja mūsų gyvenimas? Tarkim, žmonės sako horoskopais, šiais metais yra ir tada jūsų gyvenimo likimas bus taip. Arba netgi jeigu būna naują žmogų sutinki, susipažįsti, vos ne pirmas klausimas būna, koks tavo zodiako ženklas? Na, aš paprastai, kai manęs paklaus klausimą, aš sugalvoju gyvūną, kurio nėra zodiake ir pasakau, ir tada akis išsiplečia, o tai kad tokio nėra. Taip, nėra, sakau, nes ir manęs nėra ten tam zodiake, sakau. Aišku, apie tos zodiako istorijas aš nekalbėsiu, jas galima internete paskaityti, kaip jie atsirado, čia iš senovės Babilonų daugiausiai tai dalykai yra tie iš senovinių pasaulių. Bet be abejo, kad Dievas Izraelio tautai buvo pasakęs, kad nestebėkite ne žvaigždžių, nei planetų ateičiai nuspėti. Taigi, mūsų grynai gyvenimo įtakoti tie dalykai negali. Fiziologiškai gal turi kažkokią tą prasme įtaką ten nervams, ar orai keičiasi, žmonių kaulai skauda, jeigu kokia operuota vieta, tokie dalykai yra. Bet kad mano likimui daryti įtakas mano gyvenimui, kažkokios tokių dalykų tikrai nėra, nes Dievas Senajame testamente yra aiškiai įspėjęs, kad tokių dalykų tarp jūsų nebūtų ir nepriskirtumėte ir nestebėtumėte. Tai yra išgalvoti dalykai. Bet kadangi senoviniam pasaulyje pagoniškos tautos, jos neturėjo gyvo pažinimo, tai jose ir vystėsi tokie dalykai, jie stebėdavo ir gamtą, ir dangui, pavyzdžiui, tokioj senovės Amerikos indienai labai dažnai stebėdavo gyvūnus, erelius ir taip toliau ir iš jų spręsdavo, kas čia bus, kokie įvykiai, kažką. Tiesiog jie buvo tiek priklausomi nuo tos gamtos stebėjimo. Ir taip pat ir tokie šalis kaip ir Indonezija, tokias senos pagoniškos šalis, jos daug įvairiausių tokių istorijų yra. Ir Afrikoje yra šamanų visokios gentis, kurios stebi tiek dvasias, tiek tos gyvūnus ir jie galvo, kad jie įtakoja jų gyvenimą. Ir taip žmonės yra įklampinami į baimę, kad čia žmogus toks bejėgis, kad yra kontroliuojamas, valdomas kažkieno ir jo likimas jau nuspręstas. Deja, faktiškai šitonas nori, kad mes pasiduotumėm ir tiesiog plauktumėm pasroviui. Dievas aiškiai kalba rašte, kad mes darom sprendimus ir mes negalim nurašyti ant kažkokių negyvų daiktų, kad jie mūsų gyvenimą kontroliuoja ir valdo. Mes esame tiesiog patys, kurie turim spręsti ir galvoti, ką darom, ką veikime ir atsakyti už savo veiksmus. Ir jokie horoskopai, faktiškai, jie nėra teisingi. Čia yra, sakant, daugams vieta spekulacijai, nes jeigu atidžiai horoskopus pažiūrės, jūs pastebėsite, kad naudojami yra bendra terminologija. Ir jeigu paimsi vieno žmogaus aprašymą, jūs galite labai lengvai pritaikyti bet kuriam iš 12 kitų žmonių tipų. Jie tinka visiems, faktiškai. Šiaip aš esu skaitus vieną straipsnis, kur mokslininkas daro tokią eksperimentą, jis davė apie 100 žmonių tą patį klausimą, ar jūs matot kažką apie zodiakų ženklais, ar jūs tikit, ar jūs taip jausite šiandien, ar jūs taip matot, ar taip galvoja. Ir beveik 90 kažkiek procentų atsakėt, kad taip matė save tame, kur buvo rašyta. Ir galiu sako, kad aprašymas, kur jis atsiunčia jam, buvo žudika aprašas, ta prasme. Tai labai panašus, kad ta prasme aš galiu matyti save kitam žmogus ir vis tiek nereiškia. Bet jeigu aš netikiu, kad astrologija arba zodiakų ženklais turi įtaką mano gyvenimą, ar aš vis tiek galiu tikėtis? Tarkim, labai daug žmonių klausia manęs, kada tu gimei, ar tu esi, dvynys, arba
koks ten kiti dalykai, neprisimenu. Mergelė. Mergelė, jo. Ir aš kartais sakiau, nežinau, žinai, netikiu, bet ar, kaip sakyti, ar pavojingai tikėtis astrologija, zodiakų ženklai, jeigu visi tai tiki? Ar gali būti žalingas? Be abejo, ką gali, vienareikšmiškai gali. Kodėl? Kadangi šiuo atveju žmogus savo likimą gyvenim patikė ne į Dievo rankas, į kito autoriaus rankas. Tai reiškia, tu jau darai pasirinkimą šeimininko. O Izraelis taip pat pasirinko kitą šeimininką, kada pilotas įstatė Izraelio tautai pasirinkti, kaip sakant, kada buvo Jėzus teismas Jėzus ir Barabas. Ir pilotas klausė, tai kurį paleisti? Ir žmonės pasirinko Barabą, o Jėzus atmetė prasme. Jėzus buvo Dievo atstovas, galim pasakyti, o Barabas buvo plėšikas. Ir čia, aišku, galime įvardyti kaip piktų jėgų atstovą. Ir kada žmonės tauta pasirinko plėšiką, tai jie to parodė, ko jie nori sekti, kokį autorių pasirinkti. Ir irgi atrodė tiesiogiai, jie nepasirinko šėtoną. Nebuvo pasakyti, kad mes renkamės šėtoną. Ne, tai buvo kažkokia kita veikėja pasirinka, bet už jo stovėjo tam tikras jėgas yra. Ir mes matome, kaip per visą istoriją tiesiog Dievo tauta buvusi, jinai kenčia vargus, problemas po šią dienai. Tos problemas nesibaigė. Bet čia, būtų galim daug plėsti, bet gal sustosiu ties čia. Supratau. Gerai, ačiū tada, Audriau, už pokalbį. Ačiū visą laiką. Taip, buvo malonu pakalbėti ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote ir iki kito karto. Sudie. Visą.